Labas. Šiandien pas mus bus, tokia vadinama kantrybės treniruotė. Ir kantrybės mums labiausiai reikės todėl, kad mes šiandien nieko daugiau nedarysim, tik spalvinsim. Nes dažnai, ypač pradedantiems dirbti su akvarele, atsitinka taip, kad piešiant viskas užsispalvina labai dryžuotai. Susišlapinam teptuką, pradedam piešti, spalvinam, tada pasipildom spalvą, ir paskui finale, kai baigiam darbą, jis kažkoks toksai dryžuotas, kažkur tamsiau, kažkur šviesiau. Ir dažniausiai taip atsitinka todėl, turbūt jau pastebėjote, ką aš darau pirmą, aš dirbu su mažu teptuku ant didelio fono, tai aš pradedu spalvinti ir man po kurio laiko jau ima baiginėtis vanduo teptuke, jeigu aš toliau spalvinu, jis man jau čia nušviesėja. Aš imu vėl vandens, vėl dažų ir jeigu aš dirbu tik tai su vandeniu ir su akvareliniais dažais, tai man dažniausiai atsitinka taip, kad kai aš paimu naują spalvą, man ta nauja spalva yra intensyvesnė, kuo toliau piešiu, tuo labiau šviesėja. Tada vėl aš darau tą patį ir gaunasi, kad užsispalvina nei šiaip, nei taip. Aš galiu tada bandyti grįžti, taisyti, bet tada gali ištikti dar kiti dalykai. Tai vienas iš jų yra tas, kad čia jau yra apdžiūvę. Ir matėt, kokiais kraštais pasidengia linijos ir dėmės, kai mes dirbame jau ant išdžiūvusių arba apdžiūvusių. Jau nebepasidengia taip visai tolygiai. Pirma, o antra, labai daug kartų brūžinant, mes, ypač kol drėgnas lapas, mes kartais galim subrūžinti patį tą popierių. Todėl, jeigu norisi ganėtinai gražiai ir ganėtinai tolygiai užspalvinti, turbūt jau pastebėjote iš tikrųjų pirmą ir antrą dieną, kad aš beveik visas spalvas maišausi paletėje ir kai man reikia nedaug, truputį intensyvios spalvos, aš imu tiesiai iš čia. Bet jeigu man reikia didesnį plotą, kad tolygiau pasiskirstytų spalva, aš beveik visą laiką ją susimaišau čia, paletėje arba, sakysim, bet kokiame kitame indelyje. Tai pirma, ką mes darom, prisidedam vandens. Galima prisidėti vandens. Ir prisidėjus vandens, aš po truputėlį maišau dažus, maišau kažkokią tą spalvą, tol, kol pasidaro man tinkamo intensyvumo. Čia galima šone pasibandyti, ar intensyvumas tinkamas. Gana šviesus, bet, sakysim, man bus gerai. Paprastai. Arba galima turėti kažkokią atskirą lapelę, ant kurio pasitikrinti. Gerai, turiu tokią spalvą ir specialiai pasimaišiau dvi spalvas, nes galvoju, mes ne tik tolygiai nuspalvint galim pasimokyti, bet ir pamaišyti. Kaip padaryti dar labai gražų perėjimą. Tai ant šito didesnio stačiakampio aš darysiu taip, kad aš dirbsiu vieną spalvą, paskui po truputėlį įtrauksiu kitą spalvą. Tai prisimaišiau čia dažų ir aš tada galiu iš čia imti. Man gana tolygiai teptukas pasidengia ir nesvarbu, ar aš pačioj pradžioj, ar šiek tiek vėliau spalvinu, man vis tiek ta spalva yra visa vienodo intensyvumo, todėl žymiai daugiau šansų, kad aš vienodai padengsiu ir visą lapą. Ir čia vėlgi žiūrim į vandens valdymą, ir stengiamės žiūrėti, jeigu kažkur yra tamsiau, reiškia, ten yra didesnė dėmė, tai iš ten galim tiesiog kaip pasivaryti, pavadinkim taip, tą lašą, kad pasispalvintumėme kitoj vietoj. Ir jeigu aš noriu ganėtinai tolygiai nuspalvinti, pagrindinis dalykas yra tas, kad aš nelaukiu, kol visai išsausės teptukas. Aš visą laiką stengiuosi, kad tokios drėgmės lyg papildomos ant to lapo būtų. Ir dabar aš jau noriu įtraukti kitą spalvą, išsiplausiu teptuką, aš jį nusausinsiu būtinai, nes kitaip vandens liks ant mano teptuko ir paimsiu ne šitą spalvą, gerokai šviesesnę. Dabar pasiimu šitą spalvą ir čia, kol dar šlapia, aš iš tikrųjų pradėsiu piešti truputėlį toliau.
taip va. Galima ir iš karto spalvinti prie jo, bet tada man išsiteps ir šitą spalvą. O aš čia šlapiai nupiešiau ir kol šlapia dar, kol niekas neišdžiūvo ir neuždžiūvo, aš iš karto tepu kitą spalvą. Matau, kad man dar net ir į viršų keliauja. Galiu šiek tiek į viršų paeiti, bet stengiuosi ne per daug, nes ten, kol šlapia, dar pačios spalvos man maišysis. Ir dabar vėl keliauju žemyn. Na va, ir dabar toliau viskas, ką darysiu, tai aš imsiu tik geltoną spalvą. Ir lygiai taip pat stengsiuosi ją išskirstyti. Ir pastebėjote, dirbu dabar aš visgi su storu teptuku. Galima netgi kartais ir lapą taip pasilenkti. Nes kartais būna, kad labai popierius skirtingas, kartais popierius taip išsilanksto. Ir jeigu jisai pradeda lankstytis, pavyzdžiui, mano pradėjo čia išsilenkio, čia duobė pasidarė. Ir jeigu aš nepakelsiu lapo, man į tą duobę viskas subėgs. Tai aš galiu tada truputėlį pasikelti lapą. Dar yra tokia vadinama lašo varinėjimo technika, apie ją aš kalbu savo kursuose, kai mes jau pradedam eiti. Daugiasluoksnės akvarelės, nes iš pradžių sluoksniuojame tokias abstrakcijas. Ten labai daug yra to tokio meditacinio lašo varvinimo technika atlikto spalvinimo. Bet net jeigu mums pavyksta pasidaryti tokį gražų, tolygų, švelnų perėjimą, man atrodo, jūs jau labai daug visko galite pasiekti akvarelėje. Ir čia vėlgi buvo užduotis stebėti, kad visur būtų tolygiai panašiai vandens. Nes jeigu kažkur paliekate didesnę balą, kažkur sausiau, vis tiek neišeis visai tolygus fonas. Plus akvarelė dar jinai džiūdama sukuria savo efektus. Pavyzdžiui, aš užspalvinau tolygiai, bet kadangi man čia susidarė duobė, tai labai galimai į šitą vietą man susirinks daugiau dažų ir šita vieta galimai man džius vėliau. Ir tada čia atsiras tokia dėmė. Bet kartais tai yra visai gražu ir galima išgauti visai gražių dalykų net ir su tuo. Tai aš galvoju, nebūtina visada viską sukontroliuoti ir ne visada būtina labai tolygiai nuspalvinti ir nulėti. Kartais galima pasidžiaugti viena kita akvarelės dėme. O dabar specialiai išriečiau tą lapą, pažiūrėsim, gal geriau išdžius. Tai šiandien mūsų užduotis tokia, šitą padedu džiūti kol kas į šalį ir pratęsėme vazą. Nieko tokio, jeigu iš pirmo karto nepavyks to lygiai padaryti, galite padaryti dar vieną ir dar vieną ir dar vieną pratimą. Gal visai geltona spalva ir tiktų, tai prisimaišau spalvos. Mažam plotui išpiešti maišome mažiau dažų, o dideliam daugiau. Ir nusprendžiu, iki kurios vietos bus stalas. Štai. Ten gana lygiai aiškiai nusibrėžiu. Ir tada stengiuosi ramiai iš lėto spalvinti. Ir aš galvoju, paspalvinsiu vienoj pusėje, kitoj pusėje. Ir tada po truputį pradėsiu keisti spalvą. Ir čia šiuo atveju, jeigu norim gana tolygiai nuspalvinti, turime dirbti greitai. Nėra kada labai daug galvoti, nes jeigu aš ilgai galvosiu, tai kol aš galvosiu, man čia viskas uždžius ir tada čia pasidarys jau ryški linija ir aš nieko nebegalėsiu sulieti. Pavyzdžiui, noriu keisti spalvą, tai aš staigiai truputį įmaišau spalvos kitos ir braukiu. Vėl staigiai įmaišau spalvos ir braukiu ir stengiuosi tai padaryti kuo greičiau, kol man nepridžiūvo tai, ką aš nupiešiau prieš tai. Išėjo stalas tokiu gražiu lygiu perėjimu. Ir aš galvoju, kol šlapias, aš griebsiu ir staigiai dar padarysiu šešėlį kažkokį. Gal tokį labiau. Čia kažkokį. Nes ant šlapio labai gražiai atrodo šešėlis, kai labai
Jeigu bus sausas, jisai praras va tą savo minkštumą tokį. Patamsinsiu šiek tiek prie pat vazos. Na va. Ir jeigu norisi dar kažką pridėti fone galima, aš galvoju, čia ganėtinai sunku yra apipaišyti aplinkui. Tai aš čia padarysiu taip, kad nuspalvinsiu foną su vandeniu. Paliksiu aplink gėles greičiausiai baltą. Oi. Tiesiog viską aplinkui apspalvinu. Ir dabar pasimsiu kažkokios spalvos. Tokia vat. Ir patį kraštą tiesiog užpiešiu ir paliksiu lietis. Pažiūrėsiu, kiek čia išsilies link tų gėlių, kiek ne. Tik tai tokį kaip vinjetę padarysiu. Arba galima dėti spalvas, kokiais taškiukais, taškuoti. Gal dar pataškuosiu šiek tiek. Būtų gerai labai neperkrauti, tai gal ir va taip, dar patamsinu kraštus ir užteks. Kraštus galima dar grįžti ir tamsinti, tik tai tol, kol visas fonas yra šlapės. Jeigu matote, kad pradžiuvo, tai jau geriau prie jų nebelysti. Na, va, pradžius dar prašviesė šiek tiek, bet šiuo metu taip atrodo. Va, mūsų trečia diena į pabaigą. Tikiuosi pavyko gražus tolygus fonas ir galbūt pavyko kažkiek jo panaudoti šitame darbe. Rytoj pabandysime viską, ką išmokome čia, sujungti jau į peizažą ir sukursime keletą tokių labai greitų, labai paprastų, tokių minimalistinių peizažiukų. Tai laukiu prisijungiant rytoj.